Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi vedėjas Augustas ir vedėja Felicija. Kaip visi matome, saulutė už lango šviečia, paukščiukai čiulba, orai permainingi. Ir kadangi orai yra permainingi, reikia sugebėti stilių suderinti su orais. Taigi pasižiūrėkime, kaip mūsų gimnazijos mokiniams pavyko suderinti stilių su permainingais orais. Apkrito žemę lapų auksas, voratinkliai įskrido į dausas, o saulė rytmetį paklausė, kas deimantais pavertė rasas. Su jumis aš Elžbieta ir mados reidas. Ir nieko nelaukdami, eikime pažiūrėti, kaip gimnazistai, kokiais deimančiukais puošiasi šią bobų vasarą. Eime. Matau pirmą taikinį, matau prezidentę. Susipažinkime visi ir paklauskime, kaip jinai reaguoja į šią jau truputėlį atšalusią bobų vasarą. Sveika vasara, nu pažiūrėkit. Nu va, pažiūrėkit. Mergaitė jau matosi truputėlį sušalus, jau su megztuku. Tai jau sakai, jau šalta. Nu jau tas rudenėlis artėja. Rudenėlis artėja, o nemanai, kad dar vasara nesibaigi. Dar pažiūrėk, ką tik saulutį švieti, pažiūrėk, matai, ten saulutys yra. Nesukaisi vaikeli. Nu ne, jau žinokit, lyjo, jau lapai krenta. O kaip čia tas spalvas, prie ko čia taip derini? Čia rudam, jau rudenį. Lapai, atsiprašau, va džinsai jau tokios tamsesnės spalvos. Pažiūrėk, kokie džinsiukai. Įdomus atspalviai, nu gerai, ačiū. Čia va jau Helovinui. Jau Helovinui ruošiasi, einam dar pažiūrėti. Va, matau dar panelių, tai panelės pakomentuokite. Gerai, ateik ir vaikiną. Pirmiausia, pakalbinsime vaikiną, nes pas mus diskriminacijos nėra. Tai va sakyk. Ką man jums pasakyti? Tai va pasakyk, čia jau taip rudenį ruošiesi. Ne, čia vasarai, taip pat ir vasarą. Čia vasara ar taip paaiškiai? Jo. O ne per karštą vasarą? Kiek buvo? 30 gal karščio vaikelį. Aš įdėgiau per rūbus ir man gerai. Nu, įdomus rūbai. Va mes, žinokit, komentaruose, va pasigausiu aš Augustą, užrašysiu ir parašysim komentaruose, kokius rūbelius vasarą perka, kad nesukaistų. Nes aš, žinok, vasarą sukaitau baisiai. Tai gal dirbai kažkur, kad sukaitai klausyt? Gerai, nekalbam apie darbą. Tai va, matot, mergaitė nebijo parodyti savo grožio moteriškų, nebijo odeliais parodyti, nes vasara dar nesibaigi. Bobų vasara, vaikai, nebijom, nesirengiam tais megztiniais kažkokiais. Va megztuką, nu tai nusirim tą megztuką. Va dar, mes turim irgi ir vėl mergaitį su megztuku. Žiūrėkit, saulutį, pažiūrėk, saulutį šviečia, ateiki man saulutį šviečia. Nu, man pavyzdžiui, ant saulutės tai labai karšta. Aš sakyčiau, kad gimnazistai nereikia bėgioti, nereik ieškoti kažkokių šiltų, sukaitusių megztinių, suprakaituosi tose pamokose. Nebijokit, dar užsidėti jaunukų, šortukų, bliskučių, trumpučių. Taigi penktadieniais galima, nebijokit, jezau. Ir spalvų nebijokit. Aš, pavyzdžiui, šiandien pabijojau spalvų, nu bet kamgi? Saulutė šviečia, gera nuotaika turi būti ir reikia nebijoti spalvų. Eime. Va, dar prašau, Sveiki. Dar vienas žmogus nebijo kažkokių 17 laipsnių. Kas tie 17 laipsnių? Va, ar nešalta? Ne, nešalta. Nešalta, va, sukaitus mergina po vasaros dar neatvėsus. O jezau, va, šaunuolį. O, sveiki, labai gražiai atrodote. Na, atsistokit, pasirodykit. Va, čia truputį jau sušalus mergaitį, bet va, atsistok, pasirodyk, va. Mergaitį žino, ką reiškia dar bobų vasara, su sijonuku, pažiūrėkit, kokiu mėlynu, kokios vasariškos spalvos. Na, gražu žiūrėti, kyla, žinokit, man tai šypsena veide pamačius. Ar mokytam nekyla šypsena pamačius tave? Nelabai, tai pasakysiu, kad kiltų tada, kad jie irgi nebijotų ir pasakytų, na, labai gražiai atrodot. Ką tu pasakytum apie savo šiandienos įvaizdį? Derinausi prie Evelinos, mėlynos abidvi, matai. Nu, tarkim, čia taip čia prisidėvė. Nu, aš pasiginčysiu, bet žinai, kaip sakoma, dėl lūlų one day comes true lūlų. Tai va, bet labai gražiai irgi merginos atrodot. Va, nebijau ir baltos užsidėti, balto megztuko, nebijau išsipurvinti, išsitepti. Va, čia yra drąsa. Čia yra šiuolaikiška jaunimo drąsa. Nu, labai puiku. Na, pasirodyk, apsisuk, pasirodyk.
Nu, mano močiutė tai sakytų, kad reikėtų susiūt vaikelį. Bet žinokit, aš ne močiutė tai pasakysiu, kad man tai labai gražu. Ar ne šalta? Šalta. Šalta kelienėm? Taip. Tai kaipgi aš saulutę mačiau laukia, neturėtų būti taip šalta. O nėra kažkokio čia kažkaip čia taip tu specialiai pasidarius, kad vaidinimas būtų, ar čia kaip? Ne, nukritau. Nukritai? Nu, vajai, vaikelė, tai tu saugok, žiūrėk, kur vaikštai. Jau ta šiuolaikinis jaunimas eina ir nieko nemato. Iš tikrųjų, eina ir nieko nemato. Jėzau, net supykau truputį. Va, žiūrėkit, tikras pavyzdys. Uniforma, nesvarbu kokia diena, uniforma. Čia yra pavyzdys visiems. Visiems pirmokam, antrokam. Va, matot žmonės. Jokių atostogų, jokių savaitgalių. Mokykla, darbas, susikaupimas. Va, taip turi būti ir atrodyti kiekvienas. Va. Stok, Karoli. Va, matot, berniukas viršui žiemą pajutų, bet apačioj dar tikras vasariškas jausmas. Tai kaip sakai, ar neišsipurvina tokie balti šortikai? Išsipurvina. Išsipurvina, o tai labai lengvai atsiplauna. Jo, mama įskalbė. Nu va, mama įskalbė. Kokios šaunuolės tos mamos? Mamai linkėjimai. Mamai linkėjimai. Nusiūs tavo šortus plauna, ne mano. Tai va. Pažiūrėkit, koksai apdaras. Ar ne šalta tau? Ar čia kažkoks vaidinimas? Čia taip specialiai šiandien? Ja. Ir tu matai, kad saulė, tai galvoji, reikia vaidinimą pasidaryti, nes sukaisi. Jo, ventiliacija. O ką čia? O čia kokio, čia kurio dešimtmečio, čia kurio stiliaus, čia iš... Čia viskas sudėjus, viskas susideda. Viskas viename. Va, matai kaip. Pažiūrėkit ir kokie papuošalai. Ar dar tokių nemačius? Pažiūrėk, prizūmink, kokie papuošalai. Va, Jėzau, kas čia parašyta? Čia meilė. Meilė. Įsimylėjus mergina, aš matau, akutė žiba, gražu, šypsosi. Va, mes galim pasakyti, šypsokitės, mylėkit ir nebijokit šaltuko rudeniško. Labas, Dija, ar žinai žiburį vietas, kuriuose puikiai galima būtų praleisti pertraukas? Labas, Gabrielė, aš žinau, bet ar dauguma gimnazistų žino? Nemanai, kad reikėtų jas parodyti? Lekiam! Turime pietų stalą, prie kurio galima pavalgyti, susirasti naujų draugų. Toliau mūsų erdvėje yra hamakas, ant kurio galima atsipalaiduoti. Ir toliau pas mus yra supynė, ant kurios galima pasisupti. Tai kaip manai, Augustai, ar pavyko aprangą suderinti su orais? Na, manau, kad yra kur tobulėti, bet šiam kartui išskaitysim. O Felicija, ar žinai kokių nors įdomių faktų? Žinau vieną įdomų faktą, kad rugsėjais į pabaigą artėja. O ar tu žinai kažkokių įdomių faktų? Aš žinau vieną įdomų faktą apie aštuonkojus, kad jų kraujas mėlynas ir jie turi net 3 širdis. Net 3 širdis. Matyti aštuonkojų labai visus myli. Na, o dabar pasižiūrėkime, ar mūsų gimnazistai kažką žino apie įdomius faktus. Gerai. Sveiki visi, su jumis rubrika Klausimėlis. Ir šiandieną aš turiu pasiruošusi netgi 4 klausimus. Taigi eikime paklausti jūsų. Nori apie fobijas biškį ar irgi apie vaisiukus? Gerai, tai kaip manai, ar pistacijos yra riešutas ar vaisius? Riešutas. Ne, pistacijos yra vaisius. Ačiū jums. Tai kas yra astrofobija? Ką aš žinau? Nu pagalvo, čia fobija, jau faktas. Astrofobija? Taip. Nu tai jeigu mano logika astrofobija, tai manyčiau, kas čia su kosmonautu turbūt susiję, kad išplaukęs, esi toks biškį gal. Nori gal pasitaisyt? Nu, paaiškink. Tai astrofobija yra žaibo griaustinio baimė. Žinosi dabar? Jo. Super. Labas. Ar galėčiau tavęs paklausti vieno klausimo? Taip. Gerai, kaip manai, ar avokadas yra uoga, vaisius ar daržovė? Uoga? Teisingai, sveikinu. Sakvilė. Labutis. Labas. Gerai, aš tavęs paklausiu klausimą. Kokia knyga yra labiausiai vagiama Amerikos valstijose?
Nežinau. Čia tipas. Tipas kokia? Jo, jinai naudojama tik vienam tipe. Nu, daug žmonių nenaudoja. Daug žmonių nenaudoja. Naudoja, bet Amerikoje daug žmonių tokių nėra. Kokia tipo? Tai tipo, kai romantinės, kriminalinės? Ne žanrai. Kokia tipo? Kaip supras tipo? Pavadinimą tiesiog pasakyti knygos. Neskaitau taip knygą. Panašiai pavadinimas. Tu tikrai žinai. Priėjai komuniją? Ne? O sutvirtinimą? Nieko ne. Komunija jau tik sutvirtinimą, ne. Tai va, tai turėtai žinot. Kad tu šventasis raštas? Panašiai. Tai ne Biblija ir šventasis raštas tas pasūdas? Bet Biblija, teisingai. Duok 5. Dai, telefoną. Labą dieną. Aš jūsų klausimą paklausiu. Gerai? Tai kas yra astrofobija? Bei dangaus. Panašiai su dangaus reiškiniai susiję. Labas, mama. Tai atmosferos bei kosmos. Ne, iš Žemės neišeina. O tai neįsivaizduoju. Žaibo ir griausinio baimė. Gal tu matėtum čia? Ačiū. Labas. Ką? Tai aš tavęs klausimą paklausiu. Gerai? Gerai. Tik. Kaip manai, ar avokadas yra uoga, vaisius ar daržovė? Tai pirmą pagalvojom apie sandarą avokado. Tai jinai turi viduj sėklą. Didžiulę. Blemba. Tai gerai. Vaisius turi sėklų. Aš noriu sakyti, kad jis vaisius, nes auga medžiuose. Nori pasitaisyti? Tai daržovė? Ne. Tai yra uoga. Avokadas yra uoga. Nu, dar priklauso nuo to, kaip skaičiuoji, biologiškai gal uoga, bet kulinariškai gal daržovė. Taigi tikimės, kad dar šiek tiek galėsim pasidžiaugti šiais gražiais orais. Puikia nuotaika. Ir susimatysime kitose Žiburio žiniose. Viso gero.